Eiki! Šiandien aptarsiu alternatyvius taupimo šaltinius ir galėčiau pasakoti apie visiems žinomus lietvamzdžius, kurie surenka lietaus vandenį ir nukreipia jį į saugojimo konteinerius, perdirbtą vandenį, kuris pavyzdžiui iš dušo ar virtuvės kriauklės surinktas būna filtruojamas ir nors nebetinkamas maisto gamybai, gali tikti laistymui ar prausimuisi. Arba galiu papliurpti apie saulės ir vėjo energijas, kurias, manau, visi suprantame ir puikiai žinome. Bet ne, šiandien aptarsime įdomesnius, gal net negirdėtus alternatyvius taupimo šaltinius, kurie gal sudomins net tave. Xeriscaping, ir aš nejuokauju, jis taip ir tarėsi, Xeriscaping yra kraštovaizdžio dizaino metodas, kuris yra skirtas sumažinti vandens suvartojimą ir priklausomybę nuo laistymo, tuo pačiu išlaikant gražią ir funkcionalią aplinką. Šis metodas yra labai populiarus sausose arba pusiau sausose klimato zonose, kur vandens ištekliai yra riboti. Xeriscaping naudoja tik tas augalų rūšis, kurios yra pritaikytos prie vietos klimato ir reikalauja mažai arba beveik jokio laistymo po įsikūrimo. Mulčias yra medžiagos dažnai naudojamas Xeriscaping kaip malkos arba drožlės. Jos sudedamos ant žemės paviršiaus ir tai padeda išlaikyti drėgmę dirvožemyje, mažina vandens išgaravimą ir kontroliuoja piktžoles. Kraštovaizdžio planavimas yra būtina Xeriscaping dalis, kuri atsižvelgia į vietos topografiją ir žemės paskirtį, siekiant sukurti funkcionalią ir patrauklią aplinką. Xeriscaping naudoja vandens efektyvius įrenginius ir medžiagas, tokias kaip automatinės laistymo sistemas, kurių laikrodis nustato optimalų laistymo laiką, arba vandens taupimo aparatai, kurie mažina vandens naudojimą. Xeriscaping yra ne tik būdas sutaupyti vandenį, bet ir sukurti aplinką, kuri yra estetiška, patraukli, tvari ir mažiau priklausoma nuo vandens išteklių. Tai yra labai svarbus metodas siekiant tvarios ir aplinkai draugiškos kraštovaizdžio plėtros. Oras į vandenį yra inovatyvi sistema, kuri leidžia gauti gryną ir švarų vandenį iš oro drėgmės. Ši technologija yra labai naudinga regionuose, kurie kenčia nuo vandens trūkumo arba neturi lengvai prieinamų šaltinių. Pagrindinio oras į vandenį generatoriaus veikimo principas yra oro kondicionavimas ir vėsinimas. Įrenginys sugeria orą, atvėsina jį iki tam tikros temperatūros, kad drėgmė susidarytų kaip kondensatas ir tada šį kondensatą surenka kaip vandenį. Šis vanduo pereina per filtrus ir valymo sistemas, kad būtų pašalinti bet kokie nešvarumai ar bakterijos, paliekanti tik gryną švarų gėlą vandenį. Šį prietaisą galima naudoti beveik visur, nes jis priklauso nuo oro drėgmės, kuri paprastai visur pasiekiama. Jis naudoja mažai energijos, dažniau mažiau nei kitos tradicinės vandens gavybos ar valymo sistemos. Generatoriai gali būti naudojami tiek namuose, tiek komerciniu mastu ir gali būti pritaikyti skirtingoms aplinkybėms ir poreikiams. Tačiau, manau, buvo galima numatyti, bet šie prietaisai nekainuoja skatiko ar 2. Todėl žmonės, kuriems šis prietaisas labiausiai reikalingas, negali jo įsigyti. Kompanija teigia, jog jų tikslas sukurti pigesnę alternatyvą, prieinamą visiems, bet kaip bus, iš tikrųjų neaišku. Aš tuo nesispecializuoju. Fog harvesting arba rūko surinkimo technologija yra unikalus būdas išgauti vandenį iš rūko arba miglos. Ši technologija yra naudojama regionuose, kurie kenčia nuo vandens trūkumo arba neturi kitų vandens šaltinių, tačiau yra praturtinta rūko arba miglos. Tokios vietos kaip kalnai arba pajūrio regionai. Štai kaip veikia fog harvesting technologija. Rūkymo tinklas yra ištempiamas ant atramų arba bokštų, aukštai virš žemės. Šis tinklas yra pagamintas iš specialių medžiagų, kurios yra labai pralaidžios vandeniui. Kai rūkas ar migla praeina pro tinklą, vandens lašeliai prisiliečia prie tinklo paviršiaus ir lieka ant jo. Vandens lašeliai, kurie kondensuojasi ant tinklo, prilaiko vienas kitą ir suteka žemyn, kur jie yra surenkami į vandens surinkimo talpyklas. Tada vanduo gali būti nukreiptas per kanalus į saugojimo talpyklas arba tiesiogiai į vamzdžius, kurie teikia vandenį vietos bendruomenėms.
Surinktas vanduo gali būti toliau valomas ir apdorojamas, siekiant pašalinti nešvarumus ar bakterijas, prieš naudojant jį kitiems tikslams. Fog harvesting technologija yra ypač naudinga regionuose, kur yra didelė rūko arba miglos koncentracija, bet riboti kiti vandens šaltiniai. Ji padeda užtikrinti prieinamumą prie švaraus vandens vietos bendruomenėms, mažindama priklausomybę nuo kritulių ar kitų tradicinių vandens tiekimo šaltinių. Ši technologija taip pat yra tvari ir aplinkai draugiška, nes ji naudoja natūralius gamtos reiškinius kaip pagrindinį vandens šaltinį. Vertikalūs sodai yra sodinimo technika, kurioje augalai yra auginami vertikaliai, ant sienų arba specialių konstrukcijų vietoje tradicinių horizontalių sodų. Šie sodai gali būti įrengiami išorėje ant pastatų sienų arba vidaus erdvėse, naudojant specialias vertikalių sodų sistemas. Keli privalumai. Vertikalūs sodai yra puikus būdas išnaudoti erdvę, ypač miesto sąlygomis, kur gali būti ribotos. Vertikalūs sodai suteikia gražų ir išskirtinį vaizdą, o augalai gali būti pasirinkti atsižvelgiant į dekoratyvinius arba estetinius norus. Jie dažnai reikalauja mažiau vandens nei tradiciniai horizontalūs sodai, nes drėgmė laikosi geriau ir išnaudojama labiau efektyviai. Dauguma vertikalių sodų sistemų yra automatizuotos ir mažina žmogaus darbo poreikį. Kažkaip labai daug šnekam apie modernius dalykus. O kaip buvo anksčiau? Šandufas arba gervė. Ne šita gervė. Va dabar jau arčiau. Yra paprastas senovinis prietaisas, panašus į šulinį, naudojamas vandens traukimui iš paviršutinio šaltinio, pavyzdžiui, upės, ežero arba kanalo, į aukštesnį lygį. Jis susideda iš ilgo medinio svirties ir kibirų viename gale ir svorio arba kitų kibirų kitame gale. Žmonės tempia svorį aukštyn, kad kibiras nukristų į vandenį ir tada paleidžia svorį, kad kibirą pakeltų. Jis buvo sukurtas prieš 1000 metų ir buvo ypač naudojamas Mesopotamijoje ir Egipte. Senovės žmonės pastebėjo, kad šandufas buvo paprastas ir efektyvus būdas iš vandens šaltinio paimti vandenį ir perkelti jį į aukštesnį lygį, padedant žemės ūkiui. Taigi šandufas tapo svarbiu žemės ūkio įrankiu senovės civilizacijose. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo Pamaivo dirbtuvės, iki kito karto.